pats Delininkaitis iš toliai meta bei nepataiko pirmojo metimo, o kovoje dėl kamuolio Mindaugas Kuzminskas yra pranašesnis prieš Artūrą Jomantą. Roberto Javtoko užtvara ir Delininkaitis sudėtingas metimas. Tačiau pataiko iš toli Kauno Žalgirio snaiperis. Kaip bebūtų keista, rezultatyviausia kol kas Robertas Javtokas kala kamuolį iš viršaus ir Kauno Žalgirio spurto tęsinys 8-0. Žaliai balti kuria ataka, Javtokas iš po krepšio 10-0. Markas Popovičius, jo prasiveržimas, perdavimas Milovanui Rakovičiui, kuris kala kamuolį iš viršaus ir Kauno Žalgiris vėl turi 10 taškų persvarą. Žiūri, kam galėtų atiduoti kamuolį Markas Popovičius, netaip lengva jam buvo jį išmest. Dabar Popas iš toliai meta ir pataiko Markas Popovičius. Ir dabar viena paskutinių Žalgirio atakų pirmajame ketvirtyje. Markas Popovičius iš toliai meta ir vėl pataiko Markas Popovičius. Šeštasis šio krepšininko taškas. Mantas Kalnietis vėl rikiuoja komandos draugus puolimui. Dainius Šalenga aikštėje. Robertas Javtokas. Žalgirio treneriai prašo minutės pertraukėlės, tačiau sekretoriatas neleidžia to padaryti. Žygimantas Janavičius! O, Dieve brangus, kokį metimą pataiko dabar Žygimantas Janavičius. Tomui Delininkaičiui, Delininkaitis Robertui Javtokui. 10 taškų, 11 atkovotų kamuolių ir naudingiausias Kauno Žalgirio krepšininkas šiame susitikime. Šiose rungtynėse Lietuvos krepšinio lygos superfinalo pirmajame mače rezultatu 71-56 pergalę švenčia Kauno Žalgiris.